Sveiki visi, aš esu Radvilė, vadovauju Lietuvos pardavimų asociacijai ir šiandien turim renginį Dirbtinis intelektas ir sukčiavimas prieš pardavėjus. Šiuo renginiu kartu bendradarbiavame su KTU, pristatysiu vėliau Mindaugą, kuris pasisakys daugiau nuo KTU pusės, bet labai džiaugiamės, nes praktiniai tokie mokymai tikrai daugelis pardavimų žmonių galbūt ne taip atidžiai pasaugo savo duomenis, tai tam, kad turėti prevencinės priemonės, pasikalbinam specialistus. O aš dar taip pat iš savo pusės noriu padėkoti mūsų partneriai Ellipsis ir Ryčiai Majauskui, kuris suteikia mums Zoomą. Tai jeigu turėsit kažkokių klausimų dėl Zoomo arba pačių erdvių įrengimo, tai drąsiai galit kreiptis į jį. Ir dabar žodį perdodu Mindaugai tau. Tai sveiki visi, tai malonu bendrauti ir bendradarbiauti su Lietuvos pardavėjų asociacija, su Radvilė, mano buvusi kolegė, visada malonu. Bet trumpai, tai šitie mokymai nebūtų įmanomi ir dar be vieno dalyko, be mūsų Europos skaitmeninių inovacijų centrų projekto arba kodinis pavadinimas EDIC for LT. Tai skaitmeninės Europos iniciatyva, kurios pagrindinis tikslas yra padėti smulkiam vidutiniam verslui arba bendrai organizacijoms ir jų nariams skaitmenizuotis, užsinorėti skaitmenizuotis ir susipažinti su technologijom, kurios jau yra pažengusios, kur yra daugiau negu šiaip kompiuteriai įsigijimas ar tam tikrų programinių įrangų, bet tiesiog apie pačias technologijas. Ir vėlgi dabar turbūt karščiausia tema technologinė yra dirbtinis intelektas, būtent skaitmenizacijoje arba šiaip viešoje erdvėje. Tai manyčiau, kad ta technologija atneša labai daug naudos, bet tuo pačiu ir atneša tam tikrų grėsmių, apie kurias mes norėsime ir pasikalbėti. Ir man didžiausia garbė pristatyti savo kolegas iš kibernetinio saugumo kompetencijų centro, KTU universiteto mokslininkus, žmonės, kurių sinonimai yra kibernetinis saugumas. Mano galvoje ekspertai ir žmonės, po kurių pristatymų man dažnai tenka bandyti suvaldyti nerimą dėl galimų grėsmių, nes jas labai aiškiai įvardina ir parodo. Bet parodo, kaip jas ir suvaldyti, tai įvardina ir diagnozę, bet taip pat ir duoda mediciną. Tai Šarūnas Grigaliūnas ir Rasa Brūzgienė, tai perduodu Rasai, turbūt dabar sutarėm, kad Rasai perduodu žodį ir jūs galbūt trumpai galite prisistatyti. Tai ačiū Mindaugai, ačiū Radvilė už pakvietimą, už galimybę mums pasidalinti savo įžvalgomis, savo kompetencijomis kartu su jumis. Tai aš turbūt pradžiai gal pasidalinsiu skaidrėmis ir tada mes pradėsim nuo tokio trumpo prisistatymo ir pereisim prie pačių jau mokymų. Tai minutėlę. Aš norėčiau paklausti dar, ar matote, ką dalinuosi? Taip, puikiai matom. Puikiai matom. Gerai. Tai reiškia, šiandieną mes turime galimybę jūs pamokyti, reiškia, apie dirbtinį intelektą ir apie tai, kokias galimybės ir tuo pačiu, aišku, kokias grėsmes jisai kelia pardavimų srityje. Ir šitus mokymus mes vesime dviese. Tai jau kaip Mindaugas sakė, aš esu Rasa Brūzgienė, dirbu docentė Kauno technologijos universitete informatikos fakultete. Taip pat esu mokslininkė, tyrėja Kauno technologijos universiteto kibernetinio saugumo kompetencijų centre. Ir kibernetinio saugumo srityje jau darbuojuosi turbūt apie 6 metus. Ir nuolatos vis stengiuosi analizuoti, koks tas yra kibernetinio nusikaltėlio profilis, kokias sukčiavimo metodikas ar net technikas, tai reiškia, tokie asmenys taiko, arba įrenginiai, arba kažkokios, tai reiškia, programinės įrangos.
Ir aišku, taip pat nuolatos dalyvauju ir tarptautiniuose projektuose, vadovauju jiems ir esu eilės mokymų, kurie organizuoti buvo ir yra Nacionalinio kibernetinio saugumo centro, valstybinių institucijų darbuotojams, teisėsaugos pareigūnams, reiškia lektoriai. Tai va, ir su manim kartu bus mano kolega Šarūnas, tai trumpai Šarūnai gal apie save tada žodį. Sveiki, mano vardas Šarūnas Grigaliūnas, gerai mus Mindaugas pristatė, turbūt iš tikrųjų galėtų būti mūsų akronimas KIBER ir tai turbūt geriausiai atspindėtų, ką mes savo gyvenime mokame ir suprantame. Tai jo, mano gal patirtis šiek tiek didesnė, 98 metais nusprendžiau, kad reikia pažiūrėti, kaip veikia kompiuteris iš vidaus ir nuo tada supratau, kad informacijos saugumas arba kibernetinis saugumas yra turbūt pagrindinis dalykas, kas labiausiai patinka, na ir tai tapo savotiškas fetišas. Ir taip mes dirbame ir stengiamės pakelti kompetencijas ne vien tik tai mokslininkams tyrėjams, bet ir verslui, viešajam sektoriui, kaip Rasa paminėjo. Ir šiandienai mes kartu su Rasa duosime jums tiek teorijos, tiek tokių praktinių pavyzdžių su statistika, sumiksuotų, ir atkreipsime jūsų dėmesį ir sutelksime jūsų fokusą, kad mašiniai mokymo modeliai, na, jie jums paspartina gyvenimą, bet šalia ir jūs turite jausti pulsą, kad jų pagalba jūs galite būti jūs arba jūsų kolegos apgauti arba padarytas poveikis finansam arba verslui. Tai ačiū Šarūnai. Na ir keliaukim toliau. Reiškia, koks mūsų tikslas iš esmės ir ką mes norime, kad jūs iš šitų mokymų parsineštumėte į savo aplinką. Tai visų pirma, aišku, mes siekiame, kad jūs suprastumėte, kas yra tas dirbtinis intelektas ir koks poveikis galėtų būti pardavimų procese, ar ne, kaip tai galėtų jums gelbėti jūsų kasdienėje rutinoje. Taip pat, aišku, mes norime, kad jūs suprastumėte ir kokios grėsmės seka paskui, kokiais principais, kokiais požymiais, reiškia, vedami jūs galėtumėte atpažinti naudojamas sukčiavimo technikas, kuomet yra naudojamas dirbtinis intelektas sukčiavimo procese. Ką reikėtų daryti, kad būtumėte apsaugoti, reiškia, kaip vis tik tai padėti savo ir pagelbėti savo kolegoms, nepakliūti į tas sukčių pinkles. Na ir aišku, kaip dirbtinį intelektą, kaip įrankį, kurį jūs galėtumėte lygiai taip pat naudoti ir darbe, ir tarsi gynybai prieš sukčiavimo, reiškia, technikas, kaip reikėtų dirbtinį intelektą ir jo teikiamus įrankius naudoti saugiai ir etiškai. Tai mūsų tikslas yra, reiškia, kad jūs šitas 4 tokias didelės dalis ir žinias susijusios su tuo pasiimtumėt, parsineštumėt į savo aplinką. Na, dabar mokymus turėsime sudarytus iš tokių 6, sakyčiau, atskirų dalių. Visų pirma, aptarsime, reiškia, kokios yra dirbtinio intelekto galimybės pardavimų procese, kaip evoliucionuoja sukčiavimas, panaudojant skirtingus dirbtinio intelekto modelius, kokios tos technikos yra naudojamos, kokie yra požymiai, ar ne, kad atpažinti galėtumėm. Mes jums parengėm labai tikrai didžiulį bagažą įvairių realių atvejų. Kažką reikėtų išsijungti, ačiū labai. Didžiulį bagažą realių atvejų, ar ne, pavyzdžių, kurie jums turėtų irgi padėti suprasti ir atpažinti, reiškia, paanalizuoti, ar jūsų gyvenime tokia situacija galėtų būti ar ne. Na ir tada, aišku, pereisime prie saugos srities, tai kokios apsisaugojimo tos strategijos galėtų būti taikomos, na ir kaip tą patį dirbtinio intelekto įrankį panaudoti kaip technologiją gynybai. Tai va, tai mūsų laukia tokia visa, reiškia, įtempta mokymų diena, galbūt taip ar ne, tas laikas mūsų suplanuotas. Na ir pradėkime mes nuo
reiškiasi visų pirma tokio kaip ir susipažinimo, kas tai yra tas dirbtinis intelektas ir ką su juo arba su ta technologija, kurią mes vadinam, ar ne, ką jūs galite iš esmės daryti. Tai kai mes kalbam dirbtinis intelektas, tai mes kaip mokslininkai iš tikrųjų suprantam šiek tiek kitaip. Mūsų atveju dirbtinis intelektas tai yra tie vadinamieji didieji kalbos modeliai, LLM trumpai ar ne, kurie yra, na, jums galbūt paprasčiau suprantami kaip OpenAI modeliai, ChatGPT, Gemini, Cloud ar ne, arba visi kiti, kuriuos šiandien dienai labai populiaru yra naudoti, generuojant kažkokius tai tekstus galbūt ar ne, generuojant paveikslėlius ir panašiai. Tai jeigu mes kartais savo kalboje panaudosime didysis kalbos modelis, tai žinokit, kad mes kalbam apie būtent dirbtinį intelektą, kuris yra įvardinamas, na, paprastai visai visuomeniai. Tai reiškia, iki dirbtinio intelekto atsiradimo, ar ne, vėlgi, supraskite teisingai, aš nesu pardavėja, aš esu kibernetinio saugumo atstovė, ar ne? Tai aš taip vis tiek bandau, kaip sakau, suprasti ir suvokti, kad vis tik tai iki tol, kol dirbtinis intelektas nebuvo atsiradęs, jūs savo darbo procese vis tiek, na, daugiau atlikdavot labai tokio rankinio darbo, arba, sakykime, galbūt personalizuoto darbo, ar ne, kuomet ieškodavote klientų, reiškia, darydavote ir, na, parengdavote tam tikrus pardavimų pasiūlymus, ar ne, patys, kaip sakau, grįsdavotės intuiciją, reiškia, kas galėtų tam klientui tikti, koks klientas galėtų būti tinkamas jūsų parduodamam produktui ir panašiai. Na ir aišku, jeigu tai buvo labai didžiuliai kažkokie tai pardavimų duomenys, visus tos duomenys reikėdavo apdoroti, tai šiandien dienai iš tikrųjų dirbtinio intelekto technologijos ir tie modeliai, kurie jums yra prieinami, jie visą tai gali jums leisti automatizuoti. Ir iš esmės jūs tiesiog, na, efektyvinat savo darbą, trumpinate darbo laiką, ar ne, ir aišku, tikimasi, kad vis tik tai gerinat savo pardavimus. Tačiau su šitu visu, reiškia, su visom šitom galimybėm ateinančiom ir dirbtinio intelekto technologijų ateina ir rizikos. Ir tos rizikos yra susijusios su kibernetinėje erdvėje vykstančiais nusikaltimais įvairiausio lygio ir tame tarpe ir sukčiavimais. Tai pradėkime mūsų tą pirmąją dalį apie dirbtinį intelektą ir apie tuos šiek tiek procesus, ką jūs realiai galėtumėte daryti ir kur jums turėtų dirbtinis intelektas tarnauti kaip jūsų, na, tam tikras įrankis, ar ne, kuris jums gelbėtų sustiprinti jūsų, reiškia, pardavimus ir sustiprinti jūsų gaunamą, reiškia, pelną arba kažkokius tai kitus, reiškia, privalumus. Tai reikėtų suprasti, kad tie dirbtinio intelekto modeliai, kurie yra šiandien dienai jums pasiekiami, jie nėra jūsų priešai, jie niekada jūsų nepakeis, ar ne, nes vis tik tai, na, tas žmogaus sąlytis su klientu, jisai turėtų išlikti ir dirbtinio intelekto modelius jūs turėtumėte vis tik tai įsiveiklinti kaip savo pagalbininkus visame pardavimų procese. Tie pagalbininkai jums, reiškia, tas dirbtinio intelekto modelis, kurį jūs pasirinksit, ar keli modeliai, nes tai gali būti vis tik ne vienas, reiškia, įrankis, ar ne, jums turėtų gelbėti ieškoti jūsų klientų ir juos, aišku, atrinkti pagal jūsų sudarytus kriterijus. Klientų gali modelis ieškoti pagal jūsų užduotą, reiškia, profilį, analizuojant visus įvairiausius viešai prieinamus įmonių profilius, ar ne, finansinius duomenis, įvairiausius, reiškia, galbūt netgi socialinius signalus, kurie yra skelbiami iš įmonių per pranešimus, per tam tikrą pasidalinimą. Na ir pagal visus šitus duomenis surinkus, reiškia, dirbtinio intelekto modelis jums gali surikiuoti, sudaryti tam tikrų klientų profilį, surikiuoti juos pagal, na, didžiausius, reiškia, reitingus, tikimybei pirkti jūsų produktus. Na ir aišku, vėlgi analizuojant, na, nuolatinę tą darant analizę, galėtų tikslinti tą segmentą jūsų klientų, reiškia, pagal nustatytą kažkokį elgseną nustatytą arba poreikį ateinantį iš pačios industrijos.
Kaip tas, reiškiasi, modelis galėtų jums dar pagelbėti, tai galėtų jums padėti suformuoti tą jūsų parduodamą arba siūlomą, reiškiasi, produkciją, suformuoti tą pasiūlymą pardavimui ir tą pasiūlymą suformuoti pagal konkretų klientą ir jo poreikį ir situaciją. Tai iš esmės kiekvienas dirbtinio intelekto modelis sugeba adaptuoti, reiškiasi, ir toną, ir pateikimą teksto, ir stilių, ir turinį patį, pagal tai, koks yra tas jūsų klientas. Iš esmės tai gaunasi kaip personalizuotas pardavimo pasiūlymas, ar ne? Toliau galėtų būti, pavyzdžiui, tas modelis galėtų netgi nustatyti tam tikrą, reiškiasi, toną arba bendravimo kalbą, kurią jūs palaikote su tuo klientu, galėtų pasiūlyti jums ir sudaryti labai personalizuotus ir stilistiškai tvarkingus, ar ne, pristatymo scenarijus, pagal tai vėlgi atsižvelgiant, ko tas klientas pageidauja ir ką jūs galėtumėt suteikti per savo produktą arba paslaugą, kurią teikiate. Na ir aišku, nuolatinį ryšį su klientu jums leistų palaikyti, net ir tada, kada jūs realiai patys fiziškai negalite galbūt atsakinėti, bet jūs galėtumėte vėlgi dirbtinio intelekto modelį įsidarbinti tuo atveju, kad jums tiesiog tam tikrų tinkamų momentų arba tada, kada klientas pageidauja kažkokio, tai reiškia atsakymo, būtų generuojamas tas atsakymas ir komunikacija su klientu. Toliau reiškiasi, jūs mintelė, šiek tiek atgal, atsiprašau. Atsiprašau, truputėlį kompiuteris, manau, čia užmigo. Toliau, dirbtinio intelekto modeliai jums taip pat turėtų gelbėti, reiškiasi, prognozuoti jūsų pardavimus. Pagal tai, kokius jūs turite istorinius pardavimų duomenis, kokius jūs turite duomenis apie jūsų klientus, apie jų pirkimo įpročius, apie tai, ko jie pageidauja, ar ne, apie tai, kokie yra konkurentai jūsų aplinkoje, kokie yra to laikotarpio ekonominiai rodikliai ir taip pat, aišku, galbūt įvykstantis pokyčiai pačioje pardavimų srityje, pramonėje, ar ne, šalies mastu kažkokioje aplinkoje. Visus tos duomenis dirbtinio intelekto modeliai gali apdoroti ir apdorojimas vyksta iš tikrųjų realiu laiku ir pakankamai greitai ir pagal tai jums gali iš tikrųjų sudaryti labai tikslės pardavimų prognozes, kurios jums iš esmės leistų planuoti jūsų išteklius, nustatyti jums, reiškiasi, realius tikslus ir, aišku, valdyti jūsų lūkesčius. Na, jau pagal visą tai, ką aš susakiau, reiškia, jūs turėtumėt suprasti, kad dirbtinio intelekto įrankis ir technologija pati jums leidžia taupyti jūsų laiką. Ar ne, tą laiką, kurį jūs galbūt galėtumėt skirti jau kitiems darbams, kurie jums būtų tiesiogiai fokusuoti į pardavimo efektyvinimą, ar ne, tai jums tuos rutininius darbus, kuriuos jums gali atlikti dirbtinio intelekto modelis, kaip kad duomenų įvedimą, kažkokią ataskaitų generavimą, ar ne, duomenų analizę, priminimų formavimą, pasiūlymų generavimą, ar ne, jums visą tai galėtų padaryti tas modelis. Na, aišku, vėlgi, modelis turėtų būti validuojamas, nes visa tai, kas yra padaryta dirbtinio intelekto, vis tiek turėtumėt jūs patys validuoti ir pasižiūrėti, reiškiasi, kad ta kokybė būtų užtikrinta. Beje, galima apmokyti dirbtinio intelekto modelius, kad jie ir validuotų tai, kas yra pateikta, reiškiasi, nurodant, kad pagal kokius faktorius, pagal kokius parametrus turi būti suformuotas vienas ar kitas pasiūlymas arba kažkokia prognozė. Na ir taip jums irgi būtų tam tikra garantija, kad nebūtų įveltų klaidų ir, aišku, nebūtų kažkokių tai svarbių praleistų detalių. Na ir dirbtinio intelekto modelis jums visada gali padėti, kaip sakau, palaikyti jums tinkamą pardavimo stilių. Tai ir komunikacija apie jūsų prekės ženklą ir apie palaikyti tą profesionalų toną, reiškiasi komunikacijoje su jūsų klientais. Tai va, tai
toks yra, reiškiasi, tas bendrai pasižiūrėjus procesas, kurio metu jūs galite įsidarbinti dirbtinio intelekto modelius. Ir nežinau, ar turime, Šarūnai, kokiu nors klausimų, pereinant prie kitos dalies. Aš tik tai parašiau visiems į bendrą langą, kad jeigu jūs norite klausti, tai būtinai parašykite. Aš, kol Rasa kalbės, seksiu langą ir jeigu bus klausimas, aš kartai pabandysiu pakomentuoti. O praktinis patarimas einant prie kitos dalies, nepamirškite, kad jūs turite modelių galimybę įsidarbinti per agentus. Tai reiškia, jeigu jūs naudosite make.com pavyzdžiui, N8N, tai yra N8N, N8N, du patys populiariausi šiandieną procesų valdytojai, tai jūs galite labai nesudėtingai, sąlyginai jūs turite CRM, tai yra savo klientų duomenų bazę, skaito agentas iš CRM, su kurio reikėtų sukontaktuoti, reiškia, klientų pagal kalendorių, pavyzdžiui, rytoj. Kitas agentas skaito, reiškia, anksčiau buvusius laiškus su jūsų, reiškia, su jūsų jau turėtų klientų, su kuriuo jūs turite pasikalbėti rytoj susirašinėjimą, tai yra viską apdoroja, kad išlaikyti tą patį stilių. Trečias iš karto paruošia tą vadinamą grįžtamąjį ryšį iš prieš tai susirašinėjimo šabloną, o ketvirtas paruošia jums šabloną elektroninio pašto adreso, elektroninio pašto turinį, kur jums reikėtų tik tai patvirtinti, kad toksai turinys yra tinkamas. Tai reiškia, sekančią dieną atsikėlus, jūs jau turite paruoštą šabloną elektroninio laišką ir galite paspaudus, sutikrinti būtinai ir paspaudus, reiškia, siūsti, galėtumėte iš karto įsiųsti tai, ką jau komunikavote ir išlaikant tą patį stilių. Tai mašina šiandien dienai ir agentai arba modeliai moka šiandien dienai puikiai tą dalyką padaryti, todėl naudokite juos ne vietoj savęs, o kartu su jumis, tai yra, kitaip tariant, išplečiant savo, reiškia, protą, arba second brain. Čia yra trumpas geras klausimas, ar galite pasidalinti promptais, tai turbūt mes pardavimų promptų neturite, bet aš turiu labai gerą jums vieną patarimą. Jeigu kažkada tai pasėdėjote ir praleidote pusę valandos be rašant promptus, tai reiškia, ten padaryk man tą, surecenzuok man šitą, padaryk santrauką šito ir taip toliau. Ir jeigu atsitiko taip, kad jūs gavote, štai dabar gavote teisingą atsakymą, būtinai tame momente parašykite dar vieną užklausą. Prašau, paruošk man prompt užklausą, kad aš gaučiau paskutinį gautą rezultatą. Ir mašina išanalizuos visą jūsų susirašinėjimą, padarys pačią geriausią užklausą, suformuos taip, kaip reikia jos paklausti, kad gauti šitokį patį rezultatą. Nepamirškite šito. Būtinai kiekvieną kartą reikia tą padaryti. Aš turbūt dar papildysiu, kad iš tikrųjų jūs matysite ir socialinėje erdvėje ar plačiai internete, ar ne, galimybės net ir dirbtinio intelekto modelius, tos pačius agentus įdarbinti, kad jums ne tik tai suformuotų tą elektroninį laišką, bet jį ir išsiųstų. Tai aš kol kas nerekomenduočiau taip daryti, nes vis tiek jūs turėtumėt būti tas, kas patikrintumėte tai, kas yra iš tikrųjų, kaip sakau, sugeneruota, tam, kad jūs negautumėt paskui, kaip sakau, to, ko nesitikėjote, ar ne, iš to proceso ir negautumėte kažkokios tai atgalinio ryšio iš kliento su klausimu, ką tu čia turėjai omenyje, kas čia, kaip čia ir panašiai. Tai dar kol kas šito žingsnio nedarykite, nors ir kaip yra kai kur apie tai kalbama ir skelbiama. Gerai, tai keliaukime dabar prie, kaip ir minėjau, tų grėsmių, reiškia, kokios tos rizikos ateina naudojant dirbtinio intelekto modelius. Tai vėlgi, prieš pradedant kalbėti, turbūt aš pradėsiu nuo to, kad dirbtinio intelekto modeliai, tie, kurie yra lengvai pasiekiami mums, kaip žmonėms, ar ne, lygiai taip pat lengvai pasiekiami ir kibernetiniams nusikaltėliams. Tai yra tie piktavaliai, kurie šiandien dienai bando, nebando, o tiesiogiai galbūt daro taip, aš sakysiu, reiškia, nukenksminti
arba įsidarbinti dirbtinio intelekto modelius savo naudai ir jie stengiasi apeiti įvairius saugumo protokolus, rasti tas spragas dirbtinio intelekto modeliuose ir juos įsidarbinti būtent sukčiavimo technikose. Tai tie piktavaliai tai nėra kažkokie pavieniai asmenys, iš esmės tai yra grupuotės turinčios rimtus resursus, turinčios išorinį galbūt net finansavimą ar ne ateinantį iš valstybinio ligmens. Ir dirbtinis intelektas, kad ir kaip būtų gaila, bet jisai naudojamas yra ir kaip ir puolimo įrankis prieš, reiškiasi, žmonės. Na va, tai tas sukčiavimo mastas iš tų kibernetinių piktavalių, panaudojant dirbtinio intelekto įrankius, jisai iš tikrųjų didėja ir mes matome pagal statistiką, kad dirbtinio intelekto pagrindų vykdomos tos sukčiavimo schemos jau pridarė daugiau negu 1,2 milijardo nuostolių eurų Europoje. Startuoliams, reiškia mūsų to vienaragių kompanijoms, ar ne, daugiau negu 1,3 milijardo nuostolių. Ir matom, kad vidutiniškai yra maždaug 110 milijonų atvejų sukčiavimų per 2024 metų sausio ir Liepos mėnesį. Tai yra, turbūt maždaug pusmetis, ar ne, kuomet kas rodo iš tikrųjų mums, kad yra augantis tas dirbtinio intelekto panaudojimo mastas. Elektroninėje prekyboje dirbtinis intelektas yra panaudojamas tam, kad sufalsifikuoti, suklastoti elektroninės parduotuvės, galimai net ir padaryti visiškus klonus elektroninių parduotuvių tam, kad būtų galima klientus, reiškia, pasinaudoti klientų įvestais duomenimis ir tos duomenys paskui nutekinti arba panaudoti prieš klientus. Tam, kad panaudojamas yra ir generavimų realistiškų vaizdų, realistiškų produktų, analogų jų sukuriamų produktų arba paslaugų. Ir aišku, tam, kad automatizuoti tuos sukčiavimus vis tik tai didžiuliu mastu, tai mes nekalbame apie sukčiavimą nukreiptą į vieną klientą, mes kalbame apie sukčiavimus, kurie yra nukreipiami į didžiulių korporacijų klientus, kaip pavyzdžiui, tarkim, Microsoft kompanijos visus klientus, ar ne, kuriuos jie turi. Ir Europoje iš elektroninės prekybos 23 metais nuostoliai viršijo 48 milijardus dolerių, o 24 metais mes matome, kad ta suma dar didėja ir yra naudojamos vis sudėtingesnės technologijos. Didžiojoje Britanijoje 24 metų pirmą ketvirtį net 35% įmonių patyrė nuostolius susijusius su dirbtinio intelekto vykdytų sukčiavimu, būtent pardavimų srityje, ir tai sudarė beveik 1 milijardą svarų sterlingų nuostolių. 20% visų sukčiavimo atvejų sudarė būtent dirbtinio intelekto modelių panaudojimas, spaudžiant mažmeninės prekybos maržas pardavimuose, ir apie tai iš tikrųjų pranešė įmonės daugiau negu 217 tūkstančių kartų, arba tai yra tiek atvejų, ne, įvykdytų per 25 metų pirmą pusę. Jungtinėse Amerikos valstijose, reiškiasi, Meta kompanija 24 metais prognozavo, kad dirbtinio intelekto modelių panaudojimas sukčiavimui ir draudžiamų kažkokių tai prekių reklamai, ar ne, sudarys maždaug 10% visų pardavimo pajamų. Na, o 27 metais prognozija yra tokia, kad vis tik tai nuostoliai gali pasiekti iki 40 milijardų JAV dolerių, lyginant su 24 metų statistika.
Na ir iš kibernetinių sukčiavimų, tai nuostoliai 24 metais viršijo 16,6 milijardo Jungtinių Amerikos valstijų dolerių ir būtent šiuo atveju dirbtinis intelektas ir modelių galimybės, jos buvo panaudotos generuojant suklastotus balso, vaizdo scenarijus ar ne tam tikrose sukčiavimų ir apgavysčių schemose. Tai iš esmės rodo, kad taikiniai yra rimtos kompanijos ir tai yra ne pavieniai klientai, bet, kaip ir minėjau, ištisos, reiškiasi, grupės kompanijų. Kodėl daugėja būtent dirbtinio intelekto pagrindų vykdomų sukčiavimų? Tai daugėja dėl galimybių, kurias suteikia dirbtinio intelekto modeliai. Reiškiasi, sukčiautojai gali labai paprastai, bet tuo pačiu ir labai tikroviškai sukurti tekstą, sugeneruoti pasiūlymą, pavyzdžiui, ar ne, nuklonuoti arba, reiškiasi, netgi sugeneruoti tiesiog balsą, pateikti jį kaip, elementariai kalbantį žmogų ir, aišku, sugeneruoti vaizdą, kuris, pavyzdžiui, atitiktų jūsų kliento tikrovišką vaizdą, net jeigu jūs ir pažįstate savo klientą personaliai. Tai tokias klastotės yra labai sudėtinga atpažinti. Gal su balsu šiek tiek yra dar lengviau, nes yra tam tikrų požymių, tačiau su vaizdo klastotėmis, net ir kartais įrankiai profesionalus ne visiškai pilnai atpažįsta. Toliau sukčiai, aišku, turi ne tik tai įsidarbinę tuos viešai prieinamus dirbtinio intelekto modelius, bet juodajame internete, darknete, kitaip jums žinomam ar ne, jie platina ir galimybę gauti analogiškus, bet į piktavalio kėslus nukreiptus dirbtinio intelekto modelius. Tai yra tokie kaip WarnGPT, GhostGPT, ir panašiai, reiškiasi, modeliai sukurti, kurie yra sukurti būtent sukčiavimo schemoms. Sukčiavimo, duomenų, reiškiasi, pasisavinimo arba kitokių kibernetinių incidentų realizavimo schemoms. Jie nėra sukurti tokiu principu, kaip, nėra galbūt sukurti tokiom funkcijom, kokios yra šiandien dienai mums suteikiamos OpenAI modelių, bet tai yra konkrečiai nukreipta į sukčiavimo funkcijas. Na ir aišku, mes kaip žmonės, mes juk pasitikim vieni kitais, ar ne? Ypatingai jeigu aš žinau, kad man, pavyzdžiui, siūlo nusipirkti arba duoda kažkokią žinią, ar ne, žmogus, kurį aš pažįstu ir taip jau, tai paprastai aš nebetikrinu ir nebedarau kažkokio, tai reiškiasi, testo analogiško, kad įsitikinčiau, kad tikrai tas, kas atėjo, kas man skambina, kas man rašo, su kuo aš komunikuoju vaizdo, reiškiasi, žinute, kad tai tikrai yra tas žmogus, kad tai yra autentiškas tas turinys. Na ir tos giliosios klastotės arba mums kartais žinoma kaip deepfake'ai, ar ne, tai technologijos tobulėja. Ir šiandien dienai esat irgi turbūt matę ne vieną tokį, reiškiasi, vaizdo įrašą, kuomet mūsų valstybės institucijų, valstybės valdymo, reiškiasi, asmenys, prezidentas, prezidento žmona, premjerė yra tiesiog naudojami vaizdo klastotėse, generuojant kažkokį tai turinį, ar ne, ir pateikiant jį kaip realistišką visiškai tam tikrą kasdieninę situaciją. Tai visi šitie faktoriai lemia tai, kad iš tikrųjų dirbtinis intelektas yra gera priemonė, geras įrankis tiems piktavaliams atlikti sukčiavimą. Pakalbėsim dabar apie tas giliasias technologijas, reiškiasi giliasias klastotės susijusios su balso technologija. Tai turbūt viena iš pavojingiausių šiandien dienai sukčiavimo formų, kadangi klonuoti jūsų, pavyzdžiui, balsą užtenka tik tai kelių sekundžių jūsų balso įrašo, kurį yra labai lengva gauti. Na, įsivaizduokite, jums paskambina kažkoksai tai numeris
Jūs atsiliepiate ir jūs pasakote, klausau, ar ne, kažkas ten pradeda galbūt kalbėti kitame laido gale, ar ne, ir galbūt sako, laba diena, ar čia Antanui paskambinau, ar čia Petrui paskambinau, jūs sakote ne, jūs sumaišėte, ar ne, ir tai yra kelios sekundės, kada jūsų balso įrašas yra padaromas. Viskas, iš jūsų balso įrašo toliau jau galima generuoti jūsų kaip tam tikro subjekto vadovaujamą pokalbį, pavyzdžiui, ar ne, galima apmokyti dirbtinio intelekto modelį, kad su jūsų balso įrašu, su jūsų balso tonu, su galbūt specifiškai ištariamais tam tikrais žodžiais, ar ne, arba raidėmis, galima imituoti jūsų balso ypatybės, intonaciją, kalbėjimo stilių, na ir aišku, taip sukurti jūsų balso klonuotę, ar ne, kurią būtų galima paskui vėliau panaudoti, tiesiog paskambinant bet kam iš jūsų klientų, ar ne, ir nurodant, kad pavyzdžiui, galbūt klientas nesumokėjo kažko, ar ne, arba pavėluotas mokėjimas koks nors, na ir panašiai. Tai reiškia, šiandien dienai užtenka tik kelių sekundžių. Tai šitą yra labai svarbu suprasti. Kaip reikėtų atpažinti, kokie požymiai galėtų būti? Tai jeigu tai yra užsienio kalba, beje, reikėtų paminėti, kad balso klonavimas gali būti atliekamas bet kokia kalba, nes dirbtinio intelekto modeliai, na, turbūt didesnę dalį pasaulyje egzistuojančių kalbų puikiai moka. Jeigu tai yra anglų kalba, tai praktiškai nelabai daug yra tų požymių, iš kurių galima būtų atskirti, kad tai yra balso klonavimas. Lietuvių kalba mes kol kas dar galime atskirti, nes yra tam tikrų variacijų, kada dirbtinio intelekto modelis nemoka tinkamai sukirčiuoti žodžio, ar ne, arba gali kažkokias galūnes pratęsti. Na ir tas pratęsimas toks dirbtinas gaunasi. Pagal tai, reiškia, garsiškai jūs galite atpažinti, kad tai nėra tas realus asmuo. Gal kaip pavyzdį Šarūnas paskui, kai aš šitą dalį pabaigsiu, parodys, kaip atrodo dirbtinio intelekto, reiškia, kalbėjimas, ar ne, ir pabandysim pasižiūrėti, ar įmanoma pagal tą kalbėjimą nustatyti, kad tai kalba dirbtinis intelektas, ar vis tik tai, kad tai kalba žmogus. Toliau vaizdo technologija, ar ne, reiškiasi, kaip ir minėjau, mes šiandien dienai socialinėje erdvėje ir netgi tam tikrose televizijose turim ir tokių atvejų, reiškiasi, yra rodomi netikri, tai yra suklastoti vaizdo įrašai su mūsų valstybės atstovais, pareigūnais, reporteriais, ar ne, arba žurnalistais. Ir iš esmės pardavimų srityje, jeigu pasižiūrėti į pardavimų sritį, tai ką galėtų vaizdo technologija padaryti, tai iš esmės galėtų jums, pavyzdžiui, nežinau, sugeneruoti produktą, kurio visiškai nėra, sugeneruoti kokį nors, sakykime, produkto pristatymą, nors to produkto, kaip ir sakau, visiškai nėra, ar ne, galėtų tam tikrus susitikimų įrašus netgi suklastoti. Arba, kas yra labai populiaru, jeigu tai yra pardavimai vykdomi internetu ir, sakykime, populiaru yra žmonėms pasižiūrėti, ar yra atsiliepimų apie kažkokį parduodamą produktą arba paslaugą, tai drąsiai galima būtų sugeneruoti, reiškia, netikrus suklastotus klientų vaizdo įrašus, kurie nurodytų, kad štai, žiūrėkite, aš čia nusipirkau siurblį ir tas siurblys yra labai gerai veikiantis ir tikrai visiems rekomenduoju, nors nei to siurblio nėra, nei to kliento nėra, ne? Tai vaizdo technologijos yra labai pažengusios ir šiandien dienai, jeigu mes anksčiau kalbėdavom apie tai, kad žmogaus vaizdas, ar ne, jisai gali būti atpažįstamas, nes nėra judami pečiai arba nejuda kažkas, tai šiandien dienai praktiškai viskas juda, išskyrus vis dar turime tam tikras vietas, pagal kurias galima būtų matyti tą atpažinimą. Tai yra visos vietos sąlyginai esančios arti ausies, ar ne, ausis ir kaklo sritis, nes kažkaip vis tik vaizdo technologijos dar nesugeba tinkamai sufokusuoti jų ir kartais nenatūraliai atrodo, kad tai yra sujungta arba juda. Nes mūsų ausis natūraliai, pavyzdžiui, kai mes kalbam, kažkiek vis tiek juda, ar ne?
Tai va, tai čia yra vienas iš toksai požymių, kuris irgi leistų padėti atpažinti. Toliau dar turime kitą, reiškiasi, techniką, tai yra vadinamieji į verslą orientuotų elektroninių laiškų vadinamasis kompromitavimas. Šiandien dienai, kad ir kaip būtų sunku tą pripažinti, bet dirbtinio intelekto sugeneruoti laiškai, jie praktiškai lengvai praeina elektroninių laiškų filtravimo sistemas, nes jie yra visiškai, jie atrodo kaip teisėti visiškai absoliučiai laiškai. Jų stilius yra tikroviškas, praktiškai nėra jokių gramatinių klaidų. Jeigu anksčiau mes kalbėdom apie tai, kad jūs rasite, kad bus praleistas kažkoksai tai žodis, galbūt bus neteisingai gramatiškai parašyta, gal kažkur tai trūks kažkokios raidės ar ne, tai šiandien dienai nieko panašaus, visi laiškai yra stilistiškai tvarkingi, gramatiškai teisingi. Jie gali iš savo teksto prasmės atspindėti visiškai pilnai projektus, pardavimus, terminus, kažkokius vidinius sutarimus ar ne. Ir tai visiškai neatrodys, kad tai yra sugeneruota iš kažkur tai. Ir kaip ir minėjau, tie elektroninio pašto filtrai, kurie paprastai pagal tam tikrus požymius ar ne, nustato, ar tai yra sukčiavimas, ar tai yra šlamštas, ar tai yra teisiškai išsiųstas laiškas, teisėtas laiškas, ar tai yra kažkoks pasirašytas laiškas ir panašiai, tai iš esmės tokius filtrus praktiškai praeina. Tai elektroniniai laiškai yra turbūt viena iš tų populiaresnių technikų, kurias naudoja kibernetiniai piktavaliai, nes vis tik tai juos galima vėlgi, kaip ir buvo anksčiau, įterpti ir nuorodas, įterpti ir tam tikrus prisekti, sakykime, dokumentus kaip pasiūlymus, kuriuose gali būti kenkėjiškos programinės įrangos, tam, kad galima būtų paskui įsiskverbti į jūsų arba įrenginį, arba į vidinę institucijos sistemą, ar ne, ir plisti toliau ir, aišku, pasisavinti duomenis, kurie yra jiems reikalingi. Tai gal turime kokių klausimų? Pažiūrėkime, kaip ar yra Šarūnai mūsų nesigirdi. Šarūnai, tavęs negirdim? Jo. Turėjome čia pačioj pradžioj klausimų, kaip atpažinti sukčiavimą, jeigu labai panašus, turbūt tinklapis arba ten kažkokia tinklapio parduotuvė turima buvo galvoje. Vandens ženklo naudojimo pasiūlymas yra, reiškiasi, ar padėtų atpažinti klastotę ar ne. Tai turbūt pradėkime nuo tinklapio. Tai su tinklapiais yra taip. Mažas ir labai paprastas patarimas. Pamatėte tinklapį, labai gerai, nuolaidos, dabar ypač juodasis penktadienis artėja, viską pigiai pirksime. Tai atsidarėte tinklapį ir turite surasti 4 nuorodas, tai yra 4 pagrindinius šaltinius to tinklapio pagrindimui. Ką tai reiškia? Tai reiškia, turite susirasti įmonės kontaktus, kurį aptarnauja šitą puslapį. Jeigu ten yra įmonė, tai jinai greičiausiai turėtų būti pasirašus. Jeigu nėra kontaktų, galite pabandyti pirmą vietą, į kurią pažiūrėti, yra tokia privatumo politika. Dažnai tinklapiuose yra, ypač elektroninėse parduotuvėse tas turi būti. Jeigu paspaudžiate privatumo politiką ir skaitote pirmus 2 paragrafus ir ten nerandate UAB kažkas, tai kurį atsako adresą toksai, vardas, pavardė toksai ir toksai, telefono numeris toksai, galite iš karto pamiršti šitą tinklapį, nes, reiškia, nėra atsakomybės jokios, reiškia, jokio juridinės asmens, jokio fizinės asmens, už to adreso nėra, tai tikėtina, kad tai yra sukčių sugeneruotas, tai didesnė tikimybė taip. Toliau, jeigu neradote dar 3 šaltinių, kad šitas tinklapis yra tikras, tai turbūt irgi turėtų būti jums signalas apie tai, kad galbūt jis netikras. Na ir turbūt dar vienas iš tų paprastų patarimų, tai
Visi dabar tinklapiai yra modernus ir žinoma, visi turi tokią žalią spynelę, tai kitaip tariant naudoja SSL susijungimą. Paspaudžiat ant SSL tos spynelės ir iškrenta jums informacinis pranešimas apie tai, kada yra sugeneruotas raktas arba kada yra sukurta svetainė, tai yra adresas. Ir jeigu tai yra 30 dienų bėgyje nuo tada, kada jūs žiūrite atgal, galite irgi šitą svetainę puikiai pamiršti. Nes greičiausiai jinai yra sukurta, paruošta, dirba dabar tą darbą, kad apgauti jūs. Tai šitas momentas toliau dėl vandens ženklų. Vandens ženklai. Gera komunikacinės priemonė turbūt taip, jeigu jūs pats šitą kūrite, neužmirškite, kad mašina, tai yra mašinio mokymo modelis, lygiai taip pat vandens ženklą į kokį nors dokumentą gali įkomponuoti puikiausiai, ir turbūt šito niekaip neatskirsite. Jeigu jūs kalbate apie vandens ženklus, kurie yra jau paruošti, nes dabar modeliams yra po prievartą įdedamas vandens ženklas, tai jums reikėtų pabandyti keisti, kai gaunate paveiksliuką, arba, mes ten toliau kalbėsime, apie tai, bet kai gaunate paveiksliuką, pabandote keisti spalvos gamą, tai reiškia, žinote, kas dirbate su Photoshop'ais, kad galite paslinkti šviesos intensyvumą arba spalvų intensyvumą, tai pakeičia taip. Ir jeigu tai yra generuota mašinos, jūs pamatysite kvadratėlius paveiksliuke, kurie atsiranda visiškai atsitiktiniu būdu. Tai leidžia identifikuoti, kad šitas paveiksliukas yra sukurtas mašinio mokymo modelio pagrindu, o ne nufotografuotas su, tarkime, fotoaparatu arba telefonu. Tai šitas momentas, ir toliau turime visą sąrašą klausimų. Taip. Kokius saugumo kriterijus turėtume įsivesti įmonėse ir kaip turėtume tikrus kriterijus supažinti naudotojui ant dirbtinio intelekto? Dėl saugumo kriterijų ir kokie jie turėtų būti. Tai rekomendacija būtų iš mūsų sekanti. Nueinate į nacionalinio kibernetinio saugumo tinklapį. Yra verslams teikiamos rekomendacijos dėl dirbtinio intelekto pagrindų naudojimo priemonių įsivedimą, įsitraukimą į organizacijos veiklą. Šitas yra ruoštas tiek mūsų, tiek registrų centro, tiek Lietuvos geležinkelių kartu suburiant komandą, kad tai atiduoti visuomeniai. Tai dokumentas yra šablonas parengtas su didžiausia tikimybė, kad jisai tiks mažai vidutiniai įmoniai. Tai reikia tik tai šiek tiek adaptuoti pagal rolės ir atsakomybės. Tai turbūt čia būtų pats geriausias sprendimas ir jisai labiausiai tiktų bent jau keliamus nacionalinio kibernetinio saugumo centro reikalavimus. Kokius įrankius turėtų naudoti pardavėjas? Įrankius, kuriuos galėtume parekomenduoti, tai jeigu jums reikia bendrauti laisvų stiliumi, tai turėtų būti Grok arba Gemini. Šitie du modeliai turi išskirtinį bruožą, kurie leidžia savo interpretuoti žmogaus emociją, tai reiškia, tekstas turinys galėtų būti labiau žmogiškas. Ir šitoj vietoj yra dar viena rekomendacija, jeigu jūs norite šiek tiek pasitraukti ir padaryti, kad tas jūsų bendravimas, kadangi bus skaitinė priemonė, būtų kito asmens, jeigu kitoje pusėje yra žmogus, interpretuotas kaip labai žmogiškas, padarykite vieną gramatinę klaidą. Tai yra specialiai padarykite vieną gramatinę klaidą ir tada žmogus intuityviai supras, tai yra pastebės tą gramatinę klaidą ir gausis tas emocinis toksai šuolis arba lengva apgaulė, kad čia tekstas sukurtas ne mašinos, o vis tik tai, mašina tokių gramatinių klaidų nedaro ir reiškia, nurašė žmogus. Tai šitas momentas svarbus, jeigu mes kalbame apie paveiksliukus, pagamintas, reiškia, vizualizacijas, tai nuoširdžiai rekomenduojame naudoti Midjourney ir Sora modelius. Tai yra OpenAI turi Sora modelius, jeigu galite
turite galimybę naudoti VPN, naudokite SORA 2, tai reiškia, reikėtų Junktinių Amerikos valstijų naudoti VPN prieigą, nes Europoje šito neleidžiama naudoti. Bus ypatingai kokybiški paveikslai. Midjourney turi galimybę iš karto atlikti ir fotografo veiksmus. Tai reiškia, jūs galite nusistatyti, koks intensyvumas, kokia kamera naudojama, kiek ten milimetrų objektyvas, visą tą surašote ir jinai būtent šitos parametrus tai perkelia į nuotrauką. Tai jeigu kažkas turite foto gebėjimų, jeigu neturite, žinoma, tada einate į OpenAI, paprašote, kad sugeneruotų Midjourney su tokiais fotografijos reikalavimais jums promptą ir tą promptą į Midjourney sukeliate. Tai Midjourney yra puikiausia priemonė. Jeigu mes kalbame apie priemonės, kurios reikia blokinės schemos, kažkokie tai paragrafai, kažkokie tai mappingai, tai labai rekomenduojame naudoti Claude. Labai geras modelis, moka suprasti turinį ir moka padaryti sąsajumą tarp skirtingų turinio objektų. Tai, pavyzdžiui, jums reikia ten padaryti kažkokią tai didelę schemą iš teksto, kuriame ten parašyta, kad ten dalyvaus tiek pardavėjų, tiek to, čia procentas toks, ten procentas toks. Mašina šitą moka puikiausiai interpretuoti. Taip pat galite šitą padaryti su tarpiniu šuoliu, kada, reiškia, pasiruošėte pirmoje eilėje HTML, tai yra nepatingėkite padaryti 2 žingsnius, iš turinio padaryti web puslapį, iš web puslapio padaryti diagramą arba vizualą, taip vadinamą. Toliau, sekantis klausimas. Kaip suprasti, ar DI įrankis yra saugus? Atsakymas toksai. DI įrankis yra nesaugus. Nereikėtų jums varginti suprasti, ar jis yra saugus. Kaip teisiškai atsispindi DI pažeidimai? Kiek nelabai supratau klausimą, bet bandysiu atsakyti taip, kaip supratau, kiek teisiškai atsispindi DI pažeidimas. Formaliai turbūt Europoje nėra reglamentuota, bus reglamentuota nuo sekančių metų, kai įsigalios AI aktas, kad turinys, kuris pateiktas, sugeneruotas ir nepakeistas, neredaguotas žmogaus, turi būti pažymėtas kaip sugeneruotas, reiškia, mašininio modelio, ir reikia nurodyti mašininio modelio numerį, tipą, datą ir promptą, kurio buvo sugeneruota. Tai čia tą reikės daryti nuo kitų metų pagal AI aktą. Šiandien dienai, tai galite teikti, kad tai yra jūsų tekstas, tai kol kas to teisinio tokio įsipareigojimo nėra. Jei gavau sukčių žinutę, pasiūlymą ar kitą turinį, kur turėčiau kreiptis? Tai mes čia dar pacituosime, bet pats principas. Jeigu reikia padaryti tokią takoskyrą. Gavote, tai reiškia, nepatyrėte poveikio. Gavote ir supratote, suprantu, kad čia bandoma neapgauti. Tai apie tai informuojate pagal grandinę į viršų. Tai reiškia, jeigu tai yra IT kažkoks tai skyrius arba IT, tai IT informuoti, jeigu yra informacijos saugos vadovas, kuris formaliai turėtų būti ir jisai už tai atsakingas, tada jeigu nėra, tai reiškia, vadovas ten direktorius greičiausiai įmonėje toksai yra, apie tai reikia informuoti. Taip, toliau reiškia, galite ir greičiausiai prisidėtumėte ir padarytumėte labai naudingą darbą, jeigu tą, ką gavote elektroninį paštą, spaustumėte ten dešinį klavišą ir yra pažymėjimai. Ir jeigu jūs jį pažymėtumėte, kad tai yra, reiškia, phishing, tai dar jūs padėtumėte tuo pačiu apmokinti kitus mašininio mokymo modelius, kurie informuoja apie tokį platinimą. Tai reiškia, ne vien tik tai jūs save apsaugotumėte, bet apsaugotumėte ir visus savo darbuotojus ir bendrovę, pažymėdami apie tokį, reiškia, sukčiavimo atvejį. Tai elektroniniai laiškai, jeigu naudojate Office 365, turi tokį pažymėjimo būdą. Jeigu dabar patyrėte poveikį, kitaip tariant, paspaudėte, apgavo, pavogė slaptažodį, nežinau, ten išviliojo pinigus
ir panašiai, tai vienareikšmiškai pačių pirmų veiksmų rašote e-policija.lt, užpildote formą ir maksimum surinkate, tai ar ten screenshotų, ar ten, reiškia, teksto, turinio, ar ten, reiškia, eksportuojate savo elektroninius paštus ir viską tą sukeliate jiems ir būtinai pačiam gale, tai yra su paskutiniu sakiniu, įrašote, ko jūs norite. Pavyzdžiui, ten ištirti, sulaikyti, o dar geriau pasikonsultuokite su advokatu, tai jums dar ir nurodys, pavyzdžiui, ten civilinio kodekso, baudžiamojo kodekso straipsnio numerį, pagal kurį jūs galėsite teisingiau surašyti šitą dokumentą. Taip pat, jeigu tai yra ne finansinis nuostolis, tai apie tai turėtumėte informuoti Nacionalinio kibernetinio saugumo centrą, atsidaryti nks.lt ir yra šonelį dešiniai pusėje pranešti apie. Tai pranešti apie įvykį, tai jūs supilote viską, kas atsitiko, pridedate papildomą informaciją ir įsiunčiate. Ir ta procedūra atsitiks. Jeigu tai kalba apie tenai jūsų asmeninės kortelės, pinigai ir taip toliau, apie tai turite, žinoma, informuoti ir banką. Ir turbūt trečia, paskutinė institucija, jeigu tai liečia daugiau negu 2 įrašus susijusius su asmens duomenimis, 2, tai apie tai reikia informuoti Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. Atrodo, visus atsakiau. Gerai, tai keliaujam tada toliau prie sukčiavimo technikų. Reiškiasi, kokios tos yra dabar sukčiavimo technikos, kurios šiandien dienai naudojamos. Tai pradėsiu aš turbūt nuo palyginimo, tam, kad jums vėlgi būtų tas aiškesnis galbūt supratimas, ar ne, kad dirbtinis intelektas sukčiavime keičia žaidimo taisyklės ir jeigu mes anksčiau kalbėdavom apie tai, kad sukčiavimas gali paliesti kokius 100 žmonių ar ne, tai šiandien dienai mes kalbam apie tai, kad sukčiavimo viena kompanija gali paliesti 100 000 aukų, taikinių ar ne per 1 valandą. Ne per mėnesį, o per valandą netgi. Ir jeigu tai yra, pavyzdžiui, kažkokios tai elektroninių laiškų, reiškiasi pagrindų vykdomos sukčiavimo kompanijos, tai per 1 valandą gali išsiųsti 100 000 laiškų ir net tai gali siekti 1 klientą. Pavyzdžiui, tai gali būti tiesiogiai nukreipti kažkokį tai vadovą, kad jį, kaip sakau, užkabinti ar ne ir vis tik tai perimti kažkokią tai iš jo jiems reikalingą kontrolę. Turinys unikalus, ar ne? Kiekvienam taikiniui, šiuo atveju taikinys, tai supraskite, yra tas klientas, ar ne, reiškia, ta auka, į kurią nukreiptas tas sukčiavimo, ta technika, tai turinys yra pagal tą auką suformuotas, ne? Tikroviškumas ir balso, ir vaizdo, ir elgsenos pagal kažkokį sudarytą profilį. Sukčiams beveik nieko nereikia, jie gali iš esmės naudoti arba tuos modelius, kurie yra laisvai prieinami, arba už sąlyginai labai nedidelę kainą, kuri yra jų jau aplinkoje, ar ne, jie gali tiesiog paprastai nusisamdyti, kaip po išorinę paslaugą. Ir šiandien dienai mes turime vėlgi tokią tendenciją, kad dirbtinis intelektas yra parduodamas kaip paslauga. AI as a service yra toksai terminas. Tai reiškia, kad užtenka piktavaliams susimokėti mėnesinį mokestį arba vadinamai gyvenimo mokestį, ar ne? Ir tai gali būti, pavyzdžiui, tik keli šimtai $, per mėnesį. Ir už juos viskas bus padaroma. Jie tik nurodo taikinį, į ką nori nukreipti savo, reiškia, tą įsigytą paslaugą sukčiavimui ir visa kita yra atliekama jau dirbtinio intelekto modeliu. Iš esmės tai yra net ne modeliai, o agentai, šimtai agentų, kurie atlieka skirtingas mažas užduotis, bet tos visos užduotis yra taip susinchronizuotos, kad tai atrodo kaip tarsi viena didelė gerai sugalvota, suplanuota taktika. Na ir aišku, atpažinti, anksčiau sukčiavimą atpažinti buvo lengviau, šiandien dienai sukčiavimui atpažinti, reikia jau profesionalių įžvalgų, įrankių, patirties. Ir mes tikrai matom iš savo tos kibernetinio saugumo pusės ar ne patirties, mes matom, kad trūksta mūsų
tyrėjų tarpe, trūksta mūsų, reiškiasi, analizuotojų tarpe, ar ne, saugos specialistų tarpe, tų išteklių, tų žinių, ir mes patys nuolatos irgi mokomės, nes dirbtinis intelektas tobulėja ir tobulėja tokiu tempu, kurio praktiškai kartais net neįmanoma yra pagauti. Kodėl į jūs, reiškia, gali būti nukreiptas dirbtinio intelekto sukčiavimas? Tai dėl to, kad jūs esate pardavimų srityje žmonės, kurie, kaip sakau, turi tam tikrų pažeidžiamumų. Gal nuskambės nelabai gražiai šiandien dienai, bet iš esmės jūs norite visada, kaip sakau, jūsų tikslas yra parduoti paslaugą, parduoti produktą, ir tai betarpiškai yra susiję su tam tikrais psichologiniais dalykais. Jūs esate tie žmonės, kurie turite bendrauti su klientu, kurie ieškote tų galimybių, ar ne, kaip užmegzti ryšį, kaip patraukti tą klientą, kaip jį sudominti, ir visa tai gali atsisukti prieš jūs. Reiškia, jeigu jums bus kažkoks tai skubinimo atvejis, ar ne, jums kažkoks tai, pavyzdžiui, atsiras baimė, kad jūs galite prarasti labai svarbų klientą, ar ne, o tas dirbtinio intelekto, reiškia, modelis arba sukčiavimo taktika, technika, kur sukurta, jinai jums kaip tik šitą, tokį triggerį, reiškia, paveiks, nurodydama, kad žinote, bet klientas čia greičiausiai pabėgs pas kitus, ar ne? Arba konkurentai tai siūlo pigiau negu kad jūs, ar ne, parduodate ir panašiai. Tai iš esmės tokius psichologinius momentus dirbtinio intelekto modeliai irgi yra apmokomi būtent taikyti. Kartais gali būti nurodymas per kažkokį aukštesnį vadovą, arba gali būti nurodymas ateinantis per tam tikras, sakykime, galbūt prioritetinius klientus, vipinius klientus, jeigu jūs tokių, pavyzdžiui, turite, ar ne, per jų tarsi sugeneruotus, ar ne, laiškus, balsus, netgi vaizdo skambutį, kuris jums atrodys kaip, kad originaliai, kad jums skambina jūsų VIP klientas, ar ne, ir jisai sąlyginai jums sako, kad jūs ten kažko nepadarėte, arba ar pardavėt nekokybišką kokią paslaugą. Gali būti kažkoks taikomas, pavyzdžiui, tas vadinamasis socialinis palyginimas, ar ne, arba įrodymas, kad, žinokite, pas jūs čia paslaugos nėra ką geresnės negu pas konkurentus, ar ne, arba kiti jau tikrai senai tą naudojo, pas jūs čia nėra jokio pranašumo šitoj paslaugoje arba šitoj produkcijoje. Ir aišku, kas labai yra populiaru, tai labai populiaru yra ypatingai skundai. Reiškia, skundai, kurie ateina tarsi iš neva jūsų klientų, nors tai yra iš tikrųjų ne jūsų klientai, tai yra tiesiog dirbtinio intelekto sugeneruoti skundai, ar ne, kurie nurodo, kad, vis tik tai tam tikra pikta emocija iš kliento ateinanti, kad, žinokit, paslauga neveikia, nedirba, produktas sugedęs, prašau pakeisti, arba garantiją taikyti, arba dar kažkokius, arba grąžinkite man pinigus, ar ne. Tai iš esmės tie visi tokie, reiškia, psichologiniai trigeriai, socialiniai trigeriai, tai yra jūsų silpnosios pusės, kurias dirbtinis intelektas ir tos visos sukčiavimo metodikos, kurios yra naudojamos, jos puikiai tai išnaudoja. Iš kur dirbtinis intelektas gauna informaciją apie jūs? Jūs turėtumėte šito savęs visada labai paklausti ir tada pergalvoti, o ką jūs apie save skelbėte socialinėje erdvėje, viešoje erdvėje. Nebūtina naudoti socialiniais tinklais, užtenka, kad apie jūs kažkas tai yra internete, tiesiog, ar ne, paskelbta. Pavyzdžiui, galbūt jūs, nežinau, dalyvaujate kokiuose nors, sakykime, pranešimus skaitote, ar ne, vykstate į konferencijas kokias, ar ne, ir tai yra tiesiog jūsų institucijos puslapyje, interneto puslapyje paskelbta tokia informacija, kad štai sąlyginai toks asmuo, ar ne, ar ten jūs būsit konkrečiai, nuvyko, domėjosi, skaitė pranešimą, tematika tokia, ar ne, ir panašiai. Visa tai yra dedama į raktažodžius, nes visa tai bus naudojama. Toliau, jeigu jūs tikrai turite kažkokį tai socialinį profilį, ar ne, LinkedIn paskyrą, galbūt, nežinau, Facebook paskyrą, galbūt Instagram paskyrą, reiškia, ten, kur jūs galbūt, pavyzdžiui, nežinau, per socialinę erdvę jūs parduodate savo produktą, kas irgi yra labai populiaru, ar ne, tai visos tos informacijos, kurios yra paskelbtos viešai tose profiliuose,
visa tai yra surenkama. Jūsų aprašymas, jūsų ryšiai, jūsų kontaktai, jūsų tie, žinot, patiktukų paspaudimai, ar ne? Jeigu patiko jums kažkoksai postas, jūs palaikinot, paspaudėt patiktuką ir iš esmės visas jūsų tas aktyvumas irgi yra renkamas. Jeigu jūs galbūt paskelbėte apie save kažkokią informaciją, pasidalinote savo nuotrauką, pasidalinote, kad atostogaujate su savo šeima, su artimaisiais, su bendradarbiais ir panašiai, visa tai yra renkama, ar ne? Jeigu jūsų institucijoje buvo nutekėję klientų duomenys, reiškia, ta vadinamoji duomenų bazė, tai visi klientų sandoriai, bendravimo istorijos, klientų kontaktai, visa tai yra irgi renkama. Ir visas šitas, reiškia, visi šitie šaltiniai leidžia dirbtiniui intelektui suformuoti jūsų profilį. Ir jūsų profilis tai nėra tik tai jūsų aprašymas, bet tai yra iš esmės vadinamasis jūsų elgsenos profilis. Apie jūs yra sudaroma visa aibė duomenų, visa naudinga informacija, kuri būtent leistų sukčiautojui tinkamai parinkti taktiką, tinkamai parinkti kažkokią techniką, į kurią galėtų tiesiai jūs nukreipti. Ir pagal tą surinktą jūsų elgsenos profilį, greičiausiai, kokiai 90%, kad jūs užkipsite ant tos taktikos, nes tie duomenys, jie leidžia išanalizuoti ir išvelgti jūsų tuos trigerius arba tas silpnasias pusės, kurias ta sukčiavimo technika, į kurias bus nukreipta. Kaip ir minėjau, balso skambučiai, ar ne? Tai jau aš sakiau, kad užtenka kelių sekundžių balso įrašo. Kaip dirbtinis intelektas išnaudoja sukčiavimo atvejais jūsų balso įrašą? Iš esmės, yra sudaromi, reiškia, vadinamieji skriptai arba scenarijai, kurių pagrindų planuotas jūsų balsas bus taikomas, ar ne, ir kaip bus vykdomas kažkoksai tai pokalbis su klientu. Ir klientas iš esmės net nejaus, kad kalba ne su jumis, bet jisai net gali uždavinėti klausimus, gali, pavyzdžiui, domėtis kažkuo ir dirbtinio intelekto modelis arba tas agentas, kuris vykdo realiu laiku tą balso skambutį, jisai reaguos į užduodamą klausimą ir pagal jam parašytą, reiškia, tą scenarijų, generuos realiu laiku atsakymą. Kitaip tariant, dirbtinio intelekto agentai, jie adaptuojasi prie esamos situacijos realiu laiku ir į tą situaciją reaguoja. Todėl žmogui net nereikia iš esmės, kaip sakau, bandyti suprasti, jisai vertina pagal tai, kaip kalba, ar ne? Tai jeigu man sako, aš klausiu, man atsako, tai aš nematau tame jokios grėsmės. Ir šiandien dienai mes dirbtinio intelekto tuose agentuose, kurie yra naudojami sukčiavimuose, mes matome ir labai natūralias žmogaus būsenas, tai reiškia ir kvėpavimą, ir kažkokį tai gilų įkvėpimą, ir iškvėpimą, ar ne, ir tam tikrą pajokavimą, galbūt tam tikrą, žinote, kaip lietuviškai mes sakom, liaudiškai patraukimą per dantį, ar ne, tas toksai, lyg tai pabandymas pašaržuoti kažką tai ir visas kitas emocijas, visą tai dirbtinio intelekto modeliai jau geba padaryti. Ir aš tikrai prašysiu po šitos dalies, Šarūnai, kad parodytum, kaip dirbtinio intelekto modelis kalba, kad galėtų žmonės, tie, kurie pas mus čia yra, pamatyti ir patys realiai pajusti. Tai va, tai reiškia, šitose taktikose suklonuotas jūsų balsas, gali tie agentai jį darbinti tokiu principu, kad praktiškai jūsų klientai tikrai nuoširdžiai galvos, kad kalba su jumis, bet ne su kažkokiais tai agentais. Na, toliau kita technika yra tų netikrų pardavimo pasiūlymų arba pačių pardavimo sutarčių generavimas. Tai jeigu jūs prieš tai buvo klausimas, kaip su vandens ženklais, tai šiandien dienai dirbtinio intelekto modeliai, jie geba sugeneruoti bet kokį vandens ženklą, logotipą, gali sugeneruoti parašą,
Ir tas parašas gali beje būti visiškai 100% atitinkantis jūsų parašą, jeigu jūsų parašas yra kur nors viešai prieinamas duomenų bazėse. Na, įsivaizduokim, galbūt yra nutekėję kur nors kokie nors duomenys, ar ne, internete, tie duomenys yra pasiekiami dirbtinio intelekto modeliui, tai yra jūsų parašo, pavyzdžiui, atvaizdas. Ir pagal tą atvaizdą dirbtinio intelekto modelis jis tiesiog toje sutartyje ar pasiūlyme pilnai atkartos jūsų parašą ir net jūs patys galbūt galėtumėte irgi apsigauti, pasižiūrėję ir galvodami, kad tikrai aš čia padėjau tą parašą. Jeigu tai yra antspaudas, tai tas antspaudas irgi bus sugeneruotas, nieko nesiskirs nuo originalo. Na ir aišku, tekstas, aš jau kaip ir minėjau, tekstas bus tikrai tikroviškas, teisiškai, gramatiškai teisingas. Tai iš esmės verslo dokumentacija, jinai gali būti kuo puikiausiai sugeneruota nuo įvairiausių komercinių pasiūlymų iki teisinių sutarčių. Jeigu jūs naudojatės dirbtinio intelekto modeliais šiandien dienai jau ir generuojate savo pardavimus, galbūt kažkokį tai rašote atsakymą klientui elektroniniu laišku ir, na, tarsi norite sutaupyti savo laiką, ar ne, ir bandote generuoti tą tinkamą atsakymą su modeliu, tai kartais galite, kaip sakau, per savo netyčia, per gal nežinojimą, iš esmės apmokyti visus kitus modelius su duomenimis, kurie neturėtų nutekėti. Tai jeigu jūs pasidalinsite savo klientų, na, pavyzdžiui, kelsite pilną elektroninį laišką į ChatGPT, Claude, Gemini ar kitą kokį modelį, nenurodysite teisingų parametrų, kurie neleistų modeliui išnešti į išorę tų duomenų, ar ne, tai iš esmės jūs atiduodate savo klientų duomenis visiems modeliams plačiai visam internete. Jūs galite pasidalinti taip pat savo komercinėmis paslaptimis, ar ne, ir galbūt atskleisti savo kažkokią vidinę informaciją. Tai saugikliai, kuriuos jūs turite žinoti, kad tai, ką keliate į dirbtinio intelekto modelius, jie yra naudojami ir tiem patiems modeliams apmokinti tie duomenys. Tai niekada nekelkite jokių klientų duomenų. Jeigu norite generuoti laišką, tai jį turite, reiškia, jo tekstą generuoti kažkaip nuasmenintai, be jokių vardų pavardžių, be jokių elektroninių pašto adresų, be jokių sandorių informacijos. Be jokios kainodaros, be jokių jūsų pardavimo strategijų, ar ne, ir be jokios informacijos susijusios su jūsų institucijos arba jūsų komandos vidiniais procesais, struktūra ir kitais susijusiais dalykais. Tai yra ir konkurentams tinkama informacija, tai atskleidžia ir jūsų saugumo spragas, tai yra ir jau teisiniai pažeidimai pagal bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Tai atsiminkit visam laikui, kad tai, ką keliate į modelį, tai yra naudojama modelio apmokinimui taip pat. Na, taip pat, kadangi vis tik populiaru šiandien yra naudoti dirbtinio intelekto modelius savo darbams palengvinti, tai jeigu jūs tinkamai nežinote, kaip elgtis, tai iš esmės jūs esate tas faktorius arba ta silpnoji vidinė, reiškia, grėsmė, kuri gali leisti sukčiautojams, ar ne, jūs laikyti kaip taikinį. Tai iš esmės jūs patys galite atskleisti tas paslaptis jiems, jūs patys galite pasidalinti duomenimis, jūs tiesiog nesuprasdami, kokie tie nustatymai arba kaip tinkamai reiškiasi naudotis dirbtinio intelekto modeliais, jūs, kad ir kokį galingą įrankį turite, bet tą įrankį kaip ir paversite savo priešų tuo pačiu, ar ne? Nes jūs tiesiog, suteiksite galimybę sukčiautojams pasinaudoti tais duomenimis, kuriuos jūs patys ir atskleisite. Palinkėčiau iš tikrųjų visada, kada atidarote dirbtinio intelekto modelį arba ChatGPT, tai pirmas punktas, nueinate į nustatymus ir paspaudžiate, kad nebūtų, reiškia, duomenys taikomi apmokymui. Tai čia pirmas dalykas. Antras dalykas, niekada nekelti į dirbtinio intelekto modelį duomenų, kurie yra, kaip sakau, kurie gali atskleisti jūsų klientus arba jūsų vidinės
komercinės paslaptis arba procesus. Geriau formuokite užklausas tada tokiu principu, kurios būtų bendrosios, bet neatskleidžiančios nieko ypatingo apie jūs. Kokios tos naujos sukčiavimo formos? Tai keli pavyzdžiai, ar ne? Pirmas variantas, kad Šiaurės Korėjoje 25 metais vienas iš hekerių dirbtinio intelekto generuojamas giliasias vaizdo klastotės naudojo tam, kad galėtų įsidarbinti į skirtingas kompanijas. Ypatingai, kai tai yra populiaru, pavyzdžiui, darbo pasiūlymuose leidžiančiose dirbti nuotoliu ar ne iš namų, tai niekas net realiai nesupras, kad kalba galbūt ne su tuo asmeniu, bet gal tai gali būti vietoj vyro gali būti moteris, ar ne, vietoj moters gali būti vyras ir panašiai. Tai vienas iš pavyzdžių. Toliau kitas iš pavyzdžių reiškiasi Jungtinėse Amerikos valstijose dirbtinio intelekto pagalba buvo sukurtos investicijų platformos ir tos investicijų platformos buvo gudrios sukčiavimo schemos, reiškiasi susijusios su kriptovaliutomis. Na ir sekantis pavyzdys, tai vaizdo klastotė susijusi su Moldovos prezidente, kuri tiesiog savo vaizdo įraše, ar ne, suklastotame, tiesiog irgi kalbėjo apie tam tikras investicijas į tam tikrus, reiškiasi, projektus, kurie, vienaip ar kitaip per tam tikrą techniką buvo nukreipti į Moldavų duomenų vagystę. Tai ar turim klausimų šitoj dalyje ir Šarūnai, ar galėtum parodyti pavyzdį iš balso, kaip dirbtinis intelektas kalba šiandien dienai? Sveiki, taip, aš iš karto bandžiau sureaguoti į klausimus dėl pasitikrinimo duomenų, tai aš įdėjau į čatą, kadangi prašote nuorodų, tai aš įdėjau į čatą, kur pasitikrinti apie nutekintus duomenis, tai yra ELI.POM. Lietuvių Tesoneto kompanija CyberNews turi irgi labai gerą sukauptą duomenų bazę ir sekantis, jisai labiausiai su užsienio partneriais, galbūt taip reikia sakyti, ne? Tai DHash irgi yra vienas iš tų populiarių portalų, kur galite apie save sužinoti. Dabar padarykime jo greitą testuką, kaip čia mums sekasi kalbėti su modeliais, tai pažiūrėsime, kaip aš pabandysiu perimti mikrofoną, kad būtų galima girdėti iš mano telefono, kaip jisai kalba, tai jau pat pasižiūrime. Taip. Na, turėtumėte girdėti mane irgi taip pat ir pabandykime pabendrauti su pirmoji mūsų šios sesijos dalyviu. Sveika, kaip tau sekasi? Labas, puikiai, kad pasiteiravai. Tikiuosi, tau irgi viskas gerai ir galiu ko nors pagelbėti šiandien. Gal tu man gali papasakoti apie Lietuvos pardavėjų asociaciją, ką nors? Žinoma, tai štai trumpai. Lietuvos pardavėjų asociacija yra bendruomenė, kuri vienyje pardavimų profesionalus ir įmonių vadovus, norinčius tobulinti savo įgūdžius ir gerinti pardavimų rezultatus. Ji įkurta 2023 metais ir organizuoja įvairius renginius, mokymus, teikia naudingus išteklius pardavėjams. Jei norėtum sužinoti daugiau, gali užsukti jų tinklalapį. Ačiū, geros tau dienos. Nėra už ką. Tau taip pat puikios dienos ir jei dar ko prireiks, drąsiai kreipkis. Pirmas mūsų dalyvis visai neblogai pasišnekėjome. Pabandom su kitu pasišnekėti. Labas. Kaip tau šiandien sekasi? Labas, man viskas klostosi puikiai. Ačiū, kad klausi. Kaip tu šiandien jautiesi? Papasakok man ką nors apie Lietuvos pardavėjų asociaciją. Lietuvoje veikia kelios asociacijos, kurios atstovauja pardavėjų interesams.
Pavyzdžiui, yra Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija, Lietuvos tiesioginės prekybos asociacija ir Lietuvos prekybos įmonių asociacija. Kiekviena iš jų vienyje tam tikros sektoriaus pardavėjus ir sprendžia jiems aktualius klausimus. Ar tu domiesi konkrečia asociacija? Ne, dėkui, geros tau dienos. Na va, matėt iš tikrųjų, reiškiasi, kokie du skirtingi pavyzdžiai. Tai turbūt, jo, kaip galėjote suprasti, turbūt patys svarbiausia dalyka, kurį mes čia norėjom pademonstruoti, kokia lietuvių kalba. Praktiškai be klaidų. Praktiškai. Vienas, aš patį pirmąjį žodį, kurį pastebėjau, tai buvo žodis bendruomenė, ar ne? Pats pirmasis agentas nelabai tiksliai ištarė, bet iš esmės, vat, kad jūs matytumėt ir suvoktumėt, koks yra tas stilius kalbėjimo. Aišku, keista, kad Šarūnas parodė vien tik moteriškus balsus, galėjo ir vyrišką kokį balsą įdėti, bet iš esmės mūsų tikslas buvo jums parodyti, kiek tiksliai šiandien dienai lietuvių kalba generuoja agentas patį tekstą. Kartais turbūt net gražiau kalba, negu kad mes natūraliai kalbantys žmonės, ar ne, bandydami dėlioti savo mintis. Tai va, tai keliaujame toliau ir dabar pasižiūrėsime realius atvejus. Reiškiasi, kokie yra įvykę pasaulyje, būtent susijęs su pardavimais, na, su politiniais galbūt dalykais ir panašiai, ar ne? Tai turbūt baisiausias dalykas, kas jums gali nutikti, tai yra, na, jums, aš turiu omenyje, jūs kaip pardavėjus, ar ne, pardavimų srityje, sakykime, žmonės, tai yra tai, kad dirbtinio intelekto modeliai apsimes jūsų klientais. Tai iš esmės, reiškia, jie, na, tiesiog suklastos galbūt jų tapatybės, galbūt, pavyzdžiui, apsimes per balso įrašą, ne, per vaizdo skambutį. Jūs, nežinau, galbūt, pavyzdžiui, sakykime, pabandysit pasidaryti nuotolinį susitikimą, kaip mes dabar turime per Teams, per Zoom platformą ir iš esmės niekas jums tikrai negarantuos, kad tas klientas tai nėra suklastotas klientas dirbtinio intelekto pagalba. Tai tokie potencialūs klientai, kabutėse, ar ne, jie gali ko? Jie gali jūsų prašyti informacijos apie jūsų produktą, apie jūsų paslaugą, apie kainas, apie kažkokius tai procesus, tam, kad įgautų tos informacijos ir ją paskui galėtų naudoti tolimesnėse sukčiavimo technikose. Gali apsimesti jūsų galimais partneriais, ar ne, tam, kad jūs, na, galbūt, pavyzdžiui, sudarytumėt sandorį, bet prieš, žinot, sandorio sudarimą, jūs vis tiek turėtumėt atskleisti jūs savo strategijas, tai, ką jūs, reiškia, parduodate, ką jūs generuojate, kokį turite produktą ar paslaugą, ar ne. Tarsi jūs patys to nežinodami iš esmės atskleisite konfidencialius duomenis. Na ir dar turbūt viena grėsmė tai galėtų būti vadinamieji netikri vieši pirkimai, kada klientai gali apsimesti tom institucijom, valstybinėm institucijom arba įmonėm, ar ne, kurios tarsi dalyvauja tose viešuose pirkimuose. Ir, na, yra atviri, nori bendradarbiauti, siekia informacijos iš jūsų ar ne, jūsų kažkokio tai tolimesnio bendradarbiavimo. Tai aš sakyčiau, vat, turbūt šitos galėtų būti sritis, kurios, na, artimiausių laikų, ar ne, gali, na, jūs kaip ir pasiekti. Kokie yra dabar tie pavyzdžiai, ar ne? Tai iš esmės 24-25 metais pirmieji tie skambesni atvejai, kada giliosios klastotės buvo nukreiptos tiesiai imituojant vadovus, ar ne? Ir jos iš esmės yra nukreiptos į klientą, imituojant tam tikrų korporacijų vadovų balsus, vaizdus, tam, kad išgauti tą asmeninę informaciją ir, aišku, galbūt net ir išgauti kažkokį tai finansinį pelną. Tai čia yra pavyzdys, reiškia, vienas, kada buvo kompanijos, reiškia, vadovo klastotė panaudota,
Bandymas šitas nepavyko sukčiavimo. Kitas pavyzdys, kada Total Energies kompanijoje buvo irgi sugeneruotas, reiškia, vaizdas su vadovu, reklamuojant investicijų platformą, kuri tarsi turėjo kažkokį tai patvirtinimą iš Prancūzijos banko. Šitas sukčiavimas pavyko. Ir dar vienas variantas buvo, reiškia, dar vienas atvejis įvykęs, tai Didžiojoje Britanijoje, kada irgi suklastotas vadovo vaizdo skambutis iš esmės atnešė institucijai 20 milijonų svarų nuostolį. Na, toliau turime eilę sugeneruotų netikrų parduotuvių internetinėse platformose, tai ir Birmingame, ir Bristolyje, ar ne, ir tam tikra Kinijos kompanija. Tai vienu atveju tai yra suklastotos, reiškiasi, kažkokios šeimos parduotuvės, siūlančios tam tikras nuolaidas, kaip pavyzdžiui 80% nuolaida labai geros kokybės prekiam, o rezultate klientai gavo pačias pigiausias prekes iš Kinijos pramonės. Toliau, kitu atveju tai gali būti, pavyzdžiui, drabužių parduotuvių klastotė, ar ne, kada klientai mokėjo irgi labai aukštas kainas už sąlyginai pigias prekes ir norėdami grąžinti susidūrė su kažkokiais tai, na, pernelyg išauktais, ne visiškai atitinkančiais tikrovės grąžinimo mokesčiais. Na, dar kitas pavyzdys, tai buvo Kinijos kompanijoje, ar ne, panaudotas dirbtinis intelektas tam tikrai sugeneruotai reklamai su produktais, kurie tarsi yra kilę iš Londono ir iš esmės vėlgi reklamos buvo uždraustos, na, o prekės jos visos, kurios pasiekė klientus, buvo ateinančios tiesiai iš Azijos. Turime eilę įvykių susijusių su politikų giliosiom klastotėm, tai reiškia, dažniausiai politikai yra naudojami tam, kad pakviesti žmonės, visuomenę investuoti į tam tikras platformas, naudotis tam tikrom investicijom, ar ne, gali būti net ir, pavyzdžiui, kaip Europos centrinio banko prezidentės gilioji vaizdo klastotė, naudojama reklamoje, ar ne, arba Italijos premjerė panaudota irgi reklamuojant Finvest valstybės remiamą investicijų schemą. Dar kitas pavyzdys buvo su Andrej Babiš Čekijoje, reiškia, politikas buvo panaudotas beje kelis kartus giliose klastotėse, tai viena klastotė buvo būtent siūlymas vėlgi čekams eiti į tam tikrą apgaulingą investicijų platformą. Antra klastotė buvo susijusi su rinkimais ir buvo panaudotas jo balso įrašas ir tas balso įrašas buvo, reiškiasi, nurodantis, kad jisai tarsi papirks savo rinkėjus ir tas balso įrašas buvo paskelbtas kelios dienos prieš rinkimų pačią pradžią. Tai įsivaizduokit, kokią reputacinę žalą iš esmės ta gilioji klastotė padarė jam kaip politikui. Na va, ir toliau turime iš Vokietijos irgi incidentą, kada, reiškiasi, šitos pens klastotė siūlė tiesiog tam tikrą informaciją susijusią su bankais ir ta informacija buvo, reiškiasi, irgi paskleista visuomeniai ir tarsi nukreipė žmonės, na, kaip sakau, leido tiem žmonėm būti tiesioginiu taikiniu sukčiavimo schemoje. Turime įžymybių giliasias klastotės, tai ir Elono Musko, ir Cristiano Ronaldo, reiškia, giliosios klastotės, kviečiančios vėlgi investuoti, ar ne? Ir vienais atvejais žmonės užkimba ir atiduoda savo iš tikrųjų didžiulius pinigus socialiniuose tinkluose, kaip tarkim, pavyzdžiui, Elono Musko atveju su šita klastotė auka tiesiog prarado $10 000 investuojant, ar ne, o kitas asmuo, kuris norėjo irgi gauti labai greito pelno iš labai sąlyginai mažos investicijos, ar ne, prarado visą savo investiciją po vadinamųjų savaičių konsultacijų. Na, turime ir Lietuvoje užfiksuotų giliųjų klastočių incidentų. Tai visų pirma, birželį buvo, reiškia, dirbtinio intelekto pagalba sukurtos netikros vadinamosios naujienų laidos,
su įvairiais Lietuvos politikais, su gydytojais, kurios reklamavo tam tikrus uždraustus sveikatos produktus per Facebook platformą. Na ir kita klastotė buvo remiama iš Rusijos pusės, greičiausiai vis tiek tai yra kaip ir susiję su esama dabartinė politinė situacija. Tai reiškia, buvo skelbiamas naujiena su mūsų žurnaliste, kuri tarsi apsimetė Interpolu ir kuri, kaip ir skelbė tam tikrą informaciją ir toks vaizdo įrašas, ta klastotė, jinai iš esmės pasiekė labai didelį skaičių vartotojų Facebook, reiškia, platformoje. Na ir sąlyginai tai vėlgi kūrė tam tikrą, burbulą apie netikrą informaciją, apie kažkokią melagieną, kuri paskui jinai plinta visuomenėje, na ir aišku daro tam tikrus, neteisėtus žingsnius arba, sakykime, tokius, gadinančius kažkokius tai žingsnius ar ne, kurie gali pažeisti ir valstybės reputaciją, ir politikų, reiškia, reputaciją, ir mūsų visuomenės tam tikrus svarbias funkcijas ir panašiai. Turime ir klastojimų susijusių su nekilnojamu turtu, su automobilių pardavimais, tai reiškia, atvejais Kalifornijoje, kada tam tikra pensininkų pora, jie prarado labai didžiulę sumą pinigų po vieno Zoom skambučio su jų turto advokatu, ir iš esmės tas turto advokatas tai buvo suklastota ta gilioji vaizdo, reiškia, tapatybė, kuris imitavo, tarsi jie kalba su savo advokatu ar ne, dėl kažkokio tai turto pirkimo ir žmonės, aišku, nenusipirko to turto, bet tą savo investiciją atidavė kažkam tai tiesiai sukčiautojams į rankas. Dar vienas pavyzdys, reiškia, labai yra populiaru kurti pardavimus Facebook platformoje su dirbtinio intelekto modeliais ir pardavinėti, reiškia, produktus arba, pavyzdžiui, prekes, kurių net neegzistuoja. Ir tokiu atveju buvo sukurta vėlgi automobilio pardavimo sukurtas skelbimas Facebook platformoje ir tiesiog asmuo, norėdamas įsigyti automobilį, prarado $4500 po to, kaip nusipirko automobilį, kuris pasirodė, kad yra iš esmės vogtas automobilis. Na va, dar kita tendencija, kuri yra matoma, tai yra pardavimai per vadinamąjį emocinį manipuliavimą. Tai iš esmės reiškia, labai populiaru yra, reiškia, daryti tuos skelbimų portalus, kuomet yra ieškomas gyvūnas, dingęs gyvūnas ar ne, ir žmonės būna sako, kad jeigu, sąlyginai pabėgo mano šuo ar ne, prašau, kas matėte, pasakykit, pasidalinkit informaciją, atsilyginsiu, ar ne. Tai vėlgi buvo sukurta tokia grupė, dirbtinio intelekto pagalba sugeneruota šita grupė, kuri nurodė, kad štai yra rasti tokie gyvūnai ir beje tie gyvūnai buvo atitikmenys tų gyvūnų, kurie buvo ieškomi, ar ne, kur Facebook'e žmonės skelbėsi, kad ieško tų gyvūnų. Ir buvo nurodoma, kad mes žinome, kur šitas gyvūnas yra, prašau sumokėti štai 43 eurus už tą informaciją ir mes jums pateiksime, reiškia, kur jūsų gyvūnas šiuo metu yra randasi, kas jį yra priglaudę. Na va, tai ta meilė gyvūnams irgi yra išnaudojama labai puikiai sukčiavimo schemose. Na, toliau, kaip ir minėjau, tos netikros sutartys, ar ne, sugeneruotos dirbtinio intelekto pagalba, tai vėlgi pavyzdys iš statybų įmonės, kuri gavo sutartį su vadinamuoju nauju tiekėju. Naujas tiekėjas tai buvo būtent sugeneruotas dirbtinio intelekto pagalba. Įmonė, tas naujas tiekėjas, reiškia, pateikė savo visus rekvizitus, registracijos numerį, antspaudus, direktorių parašus ar ne sutartyje. Ir rezultate 180 000 eurų nuostolis ir sustabdytas pats projektas. Nes po tik 3 mėnesių paaiškėjo, kad tokio tiekėjo iš viso nėra ir jo net nebuvo.
Dar kita tendencija - dirbtiniai darbuotojai. Ypatingai, jeigu tai yra darbo, reiškia skelbimas, skelbiantis, kad ieškomi darbuotojai darbui nuotoliu, tai iš esmės yra labai lengva dirbtinio intelekto pagalba sugeneruoti darbuotoją, sukurti jo profilį, kuris pilnai atitiktų darbo skelbimą, nurodyti, reiškia, visus absoliučiai apdovanojimus, pasiekimus, visi, aišku, bus sugalvoti, bet atitinkantis to, ko ieško darbdavys. Na ir net jeigu ir vyksta darbo skambutis, tai darbo skambučio metu, ar ne, pilnai, reiškia, vykdomas pokalbis su tuo generuotu vadinamuoju būsimų darbuotojų, jo vaizdas, ar ne, ir iš esmės taip veikia visos sukčiavimo schemos ir jos, reiškia, siekia iš esmės įgauti tos konfidencialios informacijos apie tą instituciją, į kurią nori įsidarbinti, ar ne, kad galėtų daryti gilesnius, reiškia, sukčiavimo atvejus arba galėtų vykdyti kitas kibernetinės atakas, kurios susijusios yra su ta įmonė. Toliau netikri produktų pristatymai, tai dirbtinis intelektas pilnai leidžia demonstruoti produktą, kurio net nėra, ar ne, tam, kad gauti, pavyzdžiui, investiciją savo produkto vadinamajam vystymui. Tai vėlgi pavyzdys, kaip startuolis pristatė vadinamąją revoliucinę dirbtinio intelekto platformą investuotojams ir investuotojams tai patiko, vaizdas iš tikrųjų sukėlė daug įspūdžių, emocijų, ar ne, jie įsipareigojo skirti 2 milijonų eurų paramą, finansavimą. Ir tik tai vėliau paaiškėjo, kad iš esmės net nebuvo nei to produkto, nei to startuolio, o visa tai buvo tik sugeneruota iliuzija. Kaip patikrinti? Tai aš jums čia paminėjau, kad iš esmės demonstracijos, jeigu negalima atlikti gyvai, ar ne, o tai rodomas vaizdo įrašas, tai yra vienas požymis, arba vienas tas trigeris, dėl ko reikėtų jau save, kaip sakau, šiek tiek sustabdyti, ar ne. Toliau, jeigu yra techniniai klausimai, tai atsakymai turėtų būti tikslus. O jeigu atsakymų nėra, arba jie yra kažkokie migloti, arba labai tokie bendri, tai vėlgi tada šitoj vietoj, tie asmenys, kurie žiūri tokį produktą, turėtų kaip ir save sustabdyti ir galbūt apskritai negalvoti apie tą produktą toliau. Klientų informacijos, reiškia, visos bazės vagystės, tai vėlgi pavyzdys, kuomet pardavimų vadybininkas gavo laišką tiesiog vadinamai iš IT departamento, nors iš esmės tai buvo vadinamasis tas phishing laiškas, ar ne, kuris nurodė, kad reikia atnaujinti sistemą. Laiškas, aišku, kadangi tai yra generuotas dirbtinio intelektu, tai jisai autentiškas, su visais reikalingais logotipais, netgi su parašais, ar ne, ir paraše neteisingas tam tikras telefono numeris. Na ir aišku, kas atsitiko, vadybininkas paspaudė nuorodą, įvedė savo prisijungimo duomenis, sukčiautojai gavo prieigą prie sistemos, prie klientų informacijos bazės, ar ne. Na ir aišku, vyko duomenų nutekėjimas, išplatinti visi klientų kontaktai, sandorių istorijos, visi kiti konfidencialūs dokumentai. Na ir aišku, pasiekmes, tai bendrojo duomenų apsaugos reglamento baudos, klientų pasitikėjimo praradimas, ar ne, ir aišku, konkurentai gavo savo duoklę, nes galėjo gauti prieigą prie įmonės kainų strategijos. Na ir dar kitas pavyzdys, tai vadinamoji melaginga masinė kompanija, tai va čia tas atvejis, ką aš ir minėjau, kad 100 tūkstančių laiškų, ar ne, gali būti išsiunčiami, neva tai nuo kažkokio žinomo jūsų kliento galbūt, ar ne, jūsų tiekėjo ar panašiai. Ir iš esmės tokie laiškai, jie iš esmės, kaip ir pasakau, jie leidžia tiesiogiai paveikti savo taikinį, ar ne, nes greičiausiai tas, kas gaus tą laišką, pasitikės, iš ko gavo laišką, paspaus, atsidarys, ar ne, galbūt, nežinau, parsisiųs kažkokį tai pridėtą failą ir,
tai sugadins ir pažeis įmonės reputaciją. Ir reputaciją atstatyti šiuo atveju prireikia, nežinau, savaičių, mėnesių, ar ne, tam, kad tikrai vėlgi atgautų savo klientų pasitikėjimą. Gal turime klausimų, Šarūnai? Klausimų neturime, matau, kad laikas mūsų gerai išseko jau. Tai gal tu uždėk dar sekančią iš karto skaidrę dėl strategijų ir aš pabandysiu ją trumpai dar pasakyti vieną gerą patarimą. Tai yra į chatą su jumis pasidalinau, kadangi buvo ten tas klausimas apie duomenų nutekinimą, tai pasidalinau labai aiškiai instrukciją, kur, kada reikėtų į ką kreiptis. Tai kaip tik, kol Rasa kalbėjo, aš stengiausi greitai surašyti, tai jeigu ten padariau kokią klaidą, tai nekreipkite dėmesio. Labai gerą dar vieną patarimą pridėsiu prie to, ką Rasa pasakojo, užbaiginėjant prie to saugumo apsisaugojimo strategijų. Tai jeigu turite bent mažytį įtarimą, kad su jumis kalba mašinio mokymo modelis, būtinai užduokite kontrolinį klausimą. Ar gali save identifikuoti savo kilmę? Arba prašau save identifikuok, kas tavo yra kūrėjas. Ir jeigu tai bus žmogus, tai jisai žinoma sureaguos šiek tiek neadekvačiai, bet viskas gerai. Galite pasakyti, kad labai daug yra tokių galimybių, kad tai yra sukčiai. Jeigu bus mašina, jinai iš karto perims toną ir iš karto pradės ten. Aš savęs negaliu identifikuoti kaip žmogus, aš turiu pasakyti, kad aš esu mašinio mokymo modelis, kuris gali tik tai jums pasakyti arba reaguoti jūsų klausimus. Ir tokiu būdu kol kas visi modeliai taip išsiduoda, kas jie tikrai esame. Būtinai patikrinkite tapatybę, jeigu galite. Taip, tai reiškia kontrolinis veiksmas, tą, kurį reikia padaryti, tai jūs ir padarykite. Taip pat neužmirškite, kad jeigu yra galimybė, pertikrinkite dokumentus, dokumentų tikrumą, ieškokite kelių šaltinių, nepasitikėkite, ypatingai jeigu tai yra išankstiniai sandoriai arba ten sutartiniai sandoriai, kad galima pasiimti po to apmokėti už 30 dienų. Tai tos šaltinius būtinai tikrinkite. Kaip sakiau, 4 kanalus susiraskite, 4 konkrečius šaltinius, kol jūs jų ieškosite, gal praeis noras ir tą veiksmą padaryti, nes pasirodys, kad galbūt ir nėra tų šaltinių arba tų galimybių susikontaktuoti ir sužinoti. Na ir tą, ką turite daryti, turite kiekvieną dieną bendrauti su chatu. Dėl to, kad jūsų akis turi įprasti, kaip bendrauja, kaip formuoja jums atsakymą mašinio mokymo modelis. Ir jeigu tik tai pamatėte sakinys 2 bullet point, bullet point, bullet point, žinokite, kad sugeneravo chatas. Tai turbūt šitą įžanginę apsauginę gaida, aš ir galvoju, kad mums reikėtų pabaigti mūsų susitikimą, nebent norite dar vieną kitą klausimą ekstra paklausti, aš tikrai mielai su Rasa atsakysiu jums. Tai Šarūnas labai gerai apibendrino iš esmės ir tas apsisaugojimo jūsų strategijas ir reiškiasi ir kokius tos saugumo principus jūs turėtume taikyti. Aš dar papildysiu, kad jūs iš esmės tą patį dirbtinį intelektą galite irgi panaudoti, nes jūs galite paprašyti jo, kad patikrink man, ar štai šitas klientas iš esmės yra tikrai egzistuojantis klientas, ar ne? Ir dirbtinis intelektas lygiai taip pat kaip ir jūs gali pereiti per visus viešus šaltinius ir pasakyti, kad ne, žinok, tokios įmonės neradau, arba taip, šita įmonė egzistuoja, prašau, pasižiūrėk šičia. Tai jūs lygiai taip pat irgi pabandykite įsidarbinti ir dirbtinį intelektą tam, kad jūs galėtumėt padaryti tą tikrinimą, ar tikrai tas klientas yra tikras, ar tai nėra kažkokia klastotė. Tai sakom ačiū Jums tada už Jūsų dalyvavimą ir ar gal turime klausimų, kuriuos norite gyvai paklausti arba parašyti? Aš noriu padėkoti Rasai ir Šarūnui. Ir žinokit, jeigu užduosite klausimą ir jums atsakys, kad jo kūrėjas Jėzus Kristus, tai gal ir viskas neblogai yra. Jeigu atsakys, kad kuris nors GPT modelis, juokauju, tai jau bėgti reiktų. Kaip ir sakiau, žmonės, kurie moka išgąsdinti, bet tuo pačiu ir turi kišenėse pilnas piliulių,
kaip tą nerimą suvaldyti. Tai ačiū Jums dar kartą už nuostabius pristatymus, pavyzdžius ir sugrąžinimą į realybę. Ačiū Jums ir ačiū už tai, kad leidot mums Jūs pažadinti iš miego, ar ne, ir šiek tiek to budrumo įnešti į Jūsų kasdieninę veiklą ir darbo aplinką. O aš taip pat Bendraukime, nes bendravimas yra pati sudėtingiausia šiandienos problema. O aš dar norėčiau pabaigai visiškai paskatinti mūsų dalyvius ar įrašo stebėtojus pasekti tiek Rasą, tiek Šarūną socialiniai erdvėjai ir galbūt bent jau iš tos socialinės erdvės gauti įžvalgų, ar ne, kurios padėtų ir pagelbėtų mūsų kasdieniniam darbe. Ir kadangi čia mes priėjom prie padėkų, tai norėčiau padėkoti ir pačiam Mindaugui, kuris kreipėsi su galimybė turėti šį susitikimą. Tai labai ačiū ir tada iki kitų kartų. Ačiū Dėkui Jums. visiems. Viso.